Dabar mergaitė, aš tavęs labai rimtai klausiu. Kas jis tau? Meilužis, kas? Suprantu, kad tu nieko nepasitikė. Bet dabar be manęs tu nieko neturi. Taip kad patikėk manim. Patikėk, kas jis tau buvo? Meilužis? Ne. Klientas, taip? Labai gerai, labai gerai. Nu, kas tie jie, kurie tave medžioja? Kas tie jie? Kas jie? Nebijok, aš su tavimi, mes čia kartu. Kas tie jie? Koganai. Koganai. O papa. Šitą, kad nori. Kalėdos vasara prasidėjo. Klausyk, paklausyk manęs, nusiramink. Gerai, nusiramink, nebijok, mes dviese dabar čia. Dviese. Žiūrėk į mane. O tu galėtum parodyti, kur tas jų bordelis įsikūręs, ką? Gerai. Būk su manim. Neužsimerk, žiūrėk į mane. Nu, žiūrėk. Gerai, prigulk. Kvėpuojam. O, papa, jau gerai. Aš nubėgsiu į vaistinę, pirmam aukšte yra. Nupirksiu ką nors tau, gerai? Tuoj. Mergaitė! Klausyk, mergaitė. Leisk man! Tu savo tikrai nepadedi. Bet pati geriausia mano paltą pasidėjai. Nori, kad aš visai nuoga gatvėje. Nebūtų pats keisčiausias polkis, bet šitą parą ne. Ramiai, sakiau, ramiai tik tai. Ramiai. Viskas gerai. Panelė, viskas gerai. Viskas gerai. Ačiū, čia einam. Aš ne tavęs klausiu, ko tu jau tu... Ne manęs klausi. Ko tu čia ne manęs klausi, eik toliau. Sakiau, nelįsi. Nelygios mūsų jėgos, mergaitė. Aš šitą, sakėme, seną vaikystės slėpinę žaidžiau. Manęs niekas nerasdavo, aš visus rasdavau. Taip, kad neturėjai šansų. Na, mergaitė, pavargai visai. Einam pailsėsi. Einam, nusiramink. Viskas bus gerai. Pamatysi. Tai ką jūs nuo manęs slepiat? Ką jau pridirbot? Tai nieko, tėvai. O Markas su Simonu. Ar jie kaip ir tu nieko? Labas, tėvai. Sveikas. Sveikas sugrįžęs. Ačiū. Nu, tai galit man paaiškinti, kas čia vyksta? Nieko. Visai nedidelė problemėlė.
Nu mes to viską išspręsim. Nu, rimtai, tėvai, padėtis valdoma. Ką jūs čia sprendžiat? Ką jūs čia valdot? Nu, tai pasakok. Nu tai va, aš buvau su tuo velioniu teisėju. Na, tą, kurį negyvą ant suoliukų rado. Tu, su Statkum. Kur tu su juo buvai? Kazikį. Prie vieno stalo lošimų. Nu ir ką? Nutiko ten kažkas? Ne, ten jam nieko nenutiko. Bet jis mane kvietė į vieną vietą, kur galėjo nutikti. Jam. Švarcai, netempiam gumos. Aš neturiu laiko čia su tavim. Klausyk, gal svarbu, ką aš žinau, ką? Gal aš noriu tau padėti? Okei, sorry. Nu, pasakok. Jis kvietė mane į kažkokį slaptą, kažkokį ypatingą viešnamį. Slaptą ypatingą viešnamį. Švarc. Ką? Nu, tu smegenis pragerai. Nu, belia ką tu čia man mali. Gali paklausti krupie, jis viską žino. Nu, okei, aš patikrinsiu tą tavo versiją. Okei? Tu laikykis, gerai? O ačiū kur? Ačiū, bet tikras ačiū bus, jeigu tavo informacija man bus naudinga. Susitarim? Aš pagalvosiu. Tai kaip jūs renkatės darbuotojas, jeigu tokie dalykai vyksta? Ką jie apšvarino? Žilinską. Ta iš draudimo kompanijos? Ta pati. Jis retai pas mus ateidavo, bet... Bet užteko, kad jie apšvarintų kekšį mūsų pačių įstaigoj. Nu, nonsensas. Ir kiek jį paėmė? 5 štukas, sakė. Taip, Raimonda. Taip, 5 dingo iš piniginės, o po to ir Samanta dingo iš čia. Pusei metų jūs vienus palikau. Tik pusei metų. Ir vis tiek, sugebėjot pridirbti nesąmonių. Bent grąžinot pinigus Žilinskui? Ne, nes jisai... Jokių pretenzijų jis neturėjo. Sakė, surasit Samantą ir tada... Durneliai, tu jūs durneliai. Aišku, Žilinskui tos 5 štukos ne pinigai, bet čia ne apie tai kalba. Kalba eina apie mūsų įstaigos reputaciją, jūs tą suvokėt? Verslininkai jūs sukniste. Kekščiai apšvarina klientą. Nu, absurdas. Žilinskas yra pastovus klientas ir jis bendrauja su kitais potencialiais klientais. Ir jeigu pasklis kalbos, kad mūsų įstaigoje tokie dalykai dedasi, visas biznis sustos. Tėvai, mes viską sutvarkysim, gerai? Pažadu. Aš tikiuosi. Ir padarykit Žilinskui kitą kartą. Padorę nuolaidą, aišku, jeigu tas kitas kartas bus. Ar aišku jum? Aišku, aišku. Per kalnus, per griovius, griuvau vėl staus. Gyvenimas pamokė, niekad nesustoks, tik neklupėjau prieš nieką, neklupėsiu, kol gyvas, kai suklysiu, prieš Dievą ir atsiskaitysiu. Taip aš nekantrus ir psichas, kai vairuoju, bet aš gražiuoju, jeigu su manim gražiuoju, nesu 100 baksų, kad visi mylėtų, geriau tu su savais į priekį, kad ir iš lėto. True, netru, nejokink žmonių, norėtum kaip aš, tik neužtenka smegenų. Tu nenori kaip aš, tau tiesiog neišeina, tu žinai tai, bet bandai teisintis bet kokią kainą, plasmasiniam kaukiam, dvigubai standartai žmonėms, pataikaujant viską darant savo naudai. Здорово, бандит. Здорово. Galai ką saukti, nebedurint liaudis. Kai kultūra skiriama, betono siena, vaikai skirsto, kas trū, netrū. Aš ateinu naktį, prie tos sienos vienas. Tai kaip matau, neužtrukai savo aukonotom albionėm. Kiem? Anglijai, sakau, neužtrukai. Jo, tai žinai, užknysiu man ten. Sakai, užknysiu. Tu geriau taip man ir sakyk, kad prisidirbai. Nieko aš ten neprisidirbu. Tiesiog, žinai, sakau, užknysiu, Lietuvoje geriau biški. Ir ką tu tai savo Lietuvoje ruošiesi daryti banginiam? Pradžioj pailsėsiu pas tave, o po to
O kur mes važiuom? Į mišką. Kokį dar mišką? Žmonės su tavim nori susitikti. Kevinai, nestum, kokie dar žmonės? Oi, banginiai, rimti žmonės, rimti. Tu matytum dabar savo veidą. Peršikai visi. Ai, koks peršikai? Nieko aš neperšikai. Bairiai tokie mediniai, kad nežinau. Iš tokius bairius galima ir... Gerai, nusiramink. Vežu tave į savo sodybą, pamatysi, kaip įsikūriau. Saldainiukas. Nu, davai, parodyk tą sodybą, pailsėsim biškį. Bet davai be tų paprikolų savo, gerai? Kur tu toks įsitempęs, banginė, a? Tikrai tai Anglijai prisidirbai. Labas, Fredi. Tu čia. Aš, Fredi. Nu kaip aš be tavęs? Ko tu nori? Nieko. Tavo rankos krūvinas. O tu pas psichologą lauki. Negražu. Ir tavo vaikų rankos krūvinas visų. Išnyk iš čia. Išnyk, tavęs nėra. Išnyk, tavęs nėra. Išnyk, tavęs nėra. Nėra tavęs. Išnyk. Tavęs nėra. Išnyk. Pone Koganai, jums viskas gerai? Gal užeikite į mano kabinetą? Taip, žinoma. Viskas gerai. Užeikit ir viską man papasakokit, gerai? Jūs gal visai nudurnėjot? Koks dar Žilinskas? Kokios 5 štukos? Ta Žilinskas paskutinį kartą pas mus gal prieš 2 mėnesius buvo. Koks skirtumas, ką? Tėvas patikėjo ir svarbiausia. O kas iš to? Gal Samanta atsirado? Ar gal jūs žinote, kur jinai slapstosi? Jūs pas Živilę buvot? Nebuvot? Idiotai! Nu ką aš galiu daugiau pasakyti? Išėjo, apšiai iš galvos. Ko tu mane priminai, būtume nulėję? Todėl, kad kai mes sužinojom, kad jinai badosi, mes ją praspyrė, man visai iš galvos iškrito. Smegenys tau iš galvos iškrito, Markai. Aš jums sakau, jeigu Samanta nusigavo iki miesto, ji tikrai aplankė Živilę. Gal ten ir slapstosi. Jos gi geriausios draugės. Ko tu čia rėkauji po laiko, ką? Gal reikėjo pačiai nueit patikrinti? Jūs tą Žilinską įpainiojat. Gerai, viskas, stop! Baikit čia bliaut. Tu turi jos kažkokias koordinates to Živilės, ką nors, numerį, adresą. Numeris, Palauk. adresas. Jeigu jinai dar to adresu gyvena. Bet tai kai gerai davė, ne? Nu kas? Davė gerai, Živilė. Varom, nes toj patiems reiks duoti. Užeik. Nu, tai kur jinai? Tuoj parodysiu, va, žiūrėk, visam gražume. Kaip tau? Nu, 8 iš 10. Oi, džemperį nusijimtų, pamatytum. Kad nusižliungus kažkokį. Akių neišsinaring gerai. O, kokia kandi. Tikrai gerą skonį turi Koganai. Žinai, iš arčiau gal ir 9 iš 10. Ką tu čia sugalvoji, kas jis toks? Pagalvojau, reiktų tave parduoti, bet pirkėjas susiradau internete. Tavo inkstai gri? Kokie inkstai, ką tu čia sugalvoji? Tai tu abu imsi, ar vieną tik tai? Dešinį, kairį, kurį? Ramiai. Pajokavo Valera. Valera, kam tu taip apsiverks dar? Argi reikia? Nu, žinai, šitą baikšti stirnelė teisėjus maugia savo rankytėmis. Nu jau. Baik šitą? Taip, šitą. Nepardavinėsime tavo inkstų. Mums tik tai reikės pasivažinėti su tam kartu. Kur? Rodysiu, kur Koganų ta linksmoji vietelė. Nu taigi aš sakiau, kad aš nežinau, kur jinai yra. Mane atveždavo, išveždavo uždarytam pusę, bet aš nenoriu, nu taigi man yra baisu. Tu nebijok, nes su mumis bus saugi. Man baisu.
Nu, ir aš jums viską sakiau, atnešiau ir tą ir šį atidaviau. Ir, nu, nieko, kortelės, dokumentus, viskas ten yra, susigundžiau, bet aš labai atsiprašau. Nu, o kai pamačiau, kas toks iš vis, išsigandau. Tai sakot, jau negyvas. Taip, atšalęs. Aš nieko, nieko nedariau. Man problemų, žinokit, nereikia. Va taip ir buvo. Nu, aš tik 20 eurų tik paėmiau, pragėriau, bet aš labai atsiprašau. Ašgi viską pats atėjau, atidaviau, viską jums pasakiau, kai buvo. O kas bus man? Atsiprašau. Jo. Pažiūrėk, čia ekspertizės išvados. Opa. Linksmai savo paskutinę naktelę praleido teisėjas, ne? Arba kas? Arba kažkas bandė nunuodyti ją. Žodžiu, vienintelis dalykas yra aiškus, kad ant suoliuko jis atsirado jau gerokai po širdies smūgio, po mirties. Taip. Aš kaip sakiau, jis jau atšalęs buvo tikrai. Aš nieko nedariau. O kas bus man? Bus gerbiamasis. Atsakysit pagal baudžiamąjį kodeksą. Numirėlių irgi negalima plėšinėti, ne? Nu, baikit, taigi, aš 20 eurų tik paėmiau. Aš kavos einu, to paim? Jo, paim. Bet cukraus man tik sojų pieno. Ašgi pats atėjau 20 eurų. 20 eurų tik tai paėmiau, viskas. Nu, baikit. Kiek kalba. Samanta pas tave? Ką? Aš nežinau, aš jos seniai nemačiau. Kur Samanta, ką? Nėra čia jokios Samantos, purvinas. Živilė, susikauk. Žinai, ką nors apie Samantą, ką? Aš nežinau, aš Dimkos laukiu, aš laukiu, gerai, aš prašau, paskambink Dvacoką. Samantos nematėjai, ar ne? Pasižiūrėk, tu Levi jos rankas, pasižiūrėk. Pasižiūrėk, tu jinai iš vis nieko nebematys, kad čia klausinėjai nesąmonė. Vėl nieko nebešim, ką? Tai kur Samantos ieškosim, yra idėjų? Blin, mūsų tėvas rimtai pakas. Tai gal kur nors pelkė ir nuskendo. Paskambink Dvacoką, prašau. Aš viską padarysiu. Na, ką manot? Gal reikėtų sušelbti buvusią darbuotoją paskendusią į narkomanijos liūną, a? Klausyk tu, aš tau duosiu Dvacoką su sąlyga. Išgirsti, ką nors apie Samantą, visų pirma skambini man, aišku? Aišku? Užsirašyk numerį. Taip, ačiū, gerai. Va čia. Duok čia. Gerai. Labai gerai. Ačiū Dievui. Tuoj bus. Parašy man. Gerai, senu. Ačiū. Nuoširdžiausia užuojauta. Aš Fredis Koganas. Algirdas Tadas. Sėskit, pakalbėsim. Palik mus. Bet aš galvoju... Nesiginčyk su tėvu. Supratau.